Brangieji, kviečiu prisidėti prie rengiamos labdaros akcijos. Perskaitysiu apaštalo Pauliaus žodžius, kuriais jis kreipėsi į bažnyčią, į tikinčiuosius, sakydamas, palaimingiau duoti negu imti. Tai Kristaus žodžiai, kurie per žodinę tradiciją buvo perduoti iš lūpų į lūpas ir pasiekė apaštalą Paulių, o per Paulių pasiekė ir kitus tikinčiuosius. Išties, Evangelija sako, kad palaiminčiau duoti negu imti. Taip elgėsi dangiškasis tėvas, atiduodamas savo sūnų už žmonių nuodėmes. Taip elgėsi pats Kristus, atiduodamas save, dalindamas kaip sakramento duona kitiems žmonėms. Taip elgėsi apaštalai, atiduodami save, aukodamiesi dėl bendruomenės, dėl Dievo. Taip raginami elgtis ir mes. Tad šio advento metu kviečiu kiekvieną iš mūsų pagalvoti apie šalia esančius stokojančius žmonės. Padarykime gerą, nors nedidelį gerą dalyką. Pagalvokime, jog išties palaiminčiau duoti negu gauti. Ir tai Dievo ramybė, Dievo gailestingumas ir šventosios dvasios džiaugsmas būna su kiekvienu, kuris daro gerą, dėl to, kad taip moko Dievo žodis, dėl to, kad taip paskatina šventasis raštas ir meilė Kristui. Tie meilės Dievui, tie meilės žmonėms gausėja mūsų širdyse, mūsų bendruomenėse, mūsų tautoje. Viešpats telavina kiekvieną iš jūsų.